Rudenį suintensyvėjus eismui pereiti gatvę kartais gali būti sunkoka. Juk pėsčiųjų perėjų nėra tiek, kad nekiltų pagunda pažeisti taisykles ir eiti per gatvę ne tam skirtose vietose. Druskininkų gyventojai patikino, kad stengiasi vaikščioti tik ten, kur leidžiama, o kai kurių nuomonė šio klausimo yra labai kategoriška. Ne, visai neinu. Ir net nekenčiu tokių žmonių, kurie eina, ypač tų nekenčių močiučių, kurios labai sunkiai vaikšto ir dar ne per perėją eina. Niekados. Ir net per raudoną niekados neinu. Andrius Rupeikis, Druskininkų policijos komisariato viešosios policijos patrulių būrio vadas, pastebėjo, kad pėstieji dažnai susigundo pereiti gatvę šiurkščiai pažeisdami kelių eismo taisykles. Druskininkų aptarnavimui teritorijai pakanka pažeidimų, tai yra daromų pėsčiųjų arba dviratininkų, kurie neina per pėsčiųjų perėjas, todėl būtent gal ir pastebėjot, kad pirmas savaitės rugsėjo, kai pilnos mokyklos vaikų suintensyvėja pėsčiųjų eismas prie mokyklų, dabar patruliai patruliuoja, siekdami užtikrinti tą saugų eismą, todėl automatiškai yra išaiškinama ir pėsčiųjų pažeidimų. Paklausti, ar žino, kokios baudos skiriamos už kelių eismo taisyklių pažeidimus pėstiesiems, druskininkiečiai negalėjo pasakyti. Nesidomėjau, žinau, kad baudos būna. Kokios tiksliai nežinau, bet žinau, kad skiriamos. Taip labai aiškiai nepasakysiu, bet nemažai. 50 ar kiek ten litų, nežinau tiksliai. Tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams už kelių eismo taisyklių pažeidimus yra numatytos nuo 80 iki 140 litų bauda. Jeigu jis eina ne per pėsčiųjų perėją arba skirtose ne ten vietose, kur pėstiesiems galima eiti, tai yra skiriama nuo 80 iki 140, tačiau pagal naujai įsigaliojusius įstatymus, jeigu pėstysis yra pirmą kartą metų bėgi baustas už šį pažeidimą kelių eismo taisyklių, tai jam gali būti skiriama pusė minimalios baudos, tai yra pusė 80-40 litų, kurią jis turi susimokėti per 10 dienų. Kurorto gyventojų nuomonė, Druskininkų mieste pėsčiųjų perėjų pakanka, o Andrius Rupeikis papasakojo, į kuriuos kriterijus atsižvelgiama pasirenkant jų įrengimo vietas. Visi turbūt pastebėjome, kad per paskutiniuosius metus Druskininkų gatvės yra intensyviai atnaujinamos, todėl buvo atnaujinamos ir pėsčiųjų perėjos. Manome, kad tikrai pakanka šiuo metu Druskininkų mieste pėsčiųjų perėjų, jos be abejo yra žymimos atsižvelgiant į pėsčiųjų srautus, daugiausia prie mokyklų pastebima, kad yra pėsčiųjų perėjos įrengtos, kad vaikai galėtų saugiai nueiti į mokyklas, ir be abejo visi likusiai pėstieji, kur yra didžiausias pėsčiųjų eismas, tai ten yra ir daromos pėsčiųjų perėjos. Kai kurių gyventojų pastebėjimų, šviesoforo reguliuojama perėja prie Atgimimo vidurinės mokyklos ir prekybos centro iki kelia tam tikrų nepatogumų. Perėjų gal užtenka, bet pavyzdžiui, ties Atgimimo vidurinė mokykla labai pėstiesiems retai užsidega žalia šviesa, kad perėjai. Lauki, taip ir pagunda yra ir per raudoną šviesą perėjti kartais. Šią situaciją paaiškina ir policijos komisariato pareigūnas Andrius Rupeikis. Paskutiniuoju metu nusiskundimų tokių nėra gaunama. Iš pat pradžių, kai tik buvo įrengtas šviesoforas, tai prieš kelis metus, tai turėjom tokių keletą nusiskundimų, kadangi žmonės gal nelabai mokėdavo naudotis šituo pėsčiųjų perėjos šviesoforu, kadangi jeigu laukiant ir nepaspaudžius mygtuko, tai ten gana ilgai tenka palaukti, gal net iki 5 minučių, tačiau jeigu teisingai naudojantis, paspaudžius mygtuką, jis iš karto yra dubliuojamas su Veisiejų Čiurlionio gatvės sankryžos šviesoforu ir automatiškai jis ten gan greitai įsijungia, todėl problemų paskutiniu metu, aš manau, pėstiesiems išmokus tinkamai naudotis su šituo pėsčiųjų šviesoforu, problemų nekyla ir nusiskundimų automatiškai neturim. Tenka pastebėti, kad tikrai, kai patruliai užtikrina eismą šitose pėsčiųjų perėjose, ypatingai ryte, vaikam einant į mokyklą, tai problemų tikrai nekyla, jie tada būna drausmingi, jie pastebi, kad policijos pareigūnai stovi šalia, kad jie užtikrina tą saugų eismą, todėl visi labai tvarkingai eina. Turbūt po pietų, po pamokų tenka kartais pastebėti, kad vaikai nesulaukia leidžiamo šviesoforo signalo arba eina ne per pėsčiųjų perėją, bet tai yra gana reti atvejai. Tiek gyventojų, tiek Rupeikio manymu, raudonas pėsčiųjų perėjų žymėjimas labai efektyvi priemonė. Čia tokia spalva, kuri signalizuoja pavojų. Žinoma, kad padeda. Protingam tai padeda, bet ir vairuotojui nepadeda. Ten kartais, kai einu per tą, tai ir nepraleidžia, ir visai būna. Ir posūkių nerodo, ir būna. Protingam, kuris supranta, tai padeda. O kas nesupranta, tai
Na, tas raudonas pėsčiųjų perėjų žymėjimas taip pat yra atnaujimas prieš rugsėjo 1, nes automatiškai jau po žiemos jisai išblunka ir jo efektyvumas prapuola, tačiau būtent prieš rugsėjo 1, prieš mokslo metų pradžią, tai gana smarkiai atkreipė vairuotojų dėmesį, todėl jie pastebėjo, kad yra raudonas žymėjimas, automatiškai tampa atidesni, apsidairo, ar nėra šalia vaikų, kurie galbūt nepastebi. Būna ir tokių, kad nepastebi, ar žalias šviesoforo signalas, ar leidžiantis eiti, ar neleidžiantis eiti, todėl be abejo ir vairuotojai turi būti labai atidus tokiuose pėsčiųjų perėjose, nes pasitaiko tokiu atveju, kad vaikai žaidžia netoli gatvės ir galbūt nelabai pastebi transporto priemonių artėjančių. Nors kartais ir gali kilti pagunda pažeisti taisyklės ir ignoruoti pėsčiųjų perėjas, tačiau pirmiausia reikėtų pagalvoti, kokios gali būti tokio pažeidimo pasekmės savo pačiam ir aplinkiniams žmonėms. Kelyje esame ne vieni, todėl svarbu išlikti dėmesingiems ir tolerantiškiams ne tik vairuotojams, bet ir pėstiesiems.